Sveiki, šiandien darysim rankų tvirtinimo treniruotę. Tiks visiems, tiek pradedantiem, tiek pažengusiam. Parodysiu modifikacijas. Tačiau labai dažnai girdžiu, kad rankos per silpnos, kad daryti jogą, tai būtent ši treniruotė bus ta, kurios metu jūs užsiauginsite jėgą. Tai jeigu kažkurio momentu yra per sunku, tiesiog sustokit ir ilgalaikiu, kai kartosit šią treniruotę, jausit, kaip daugiau ištvermės atsiranda. Tai pradėsim nuo klūpint 4 ir pradžiai šildysim ir riešiukus, nes labai dažnai būna žmonėm, kai pradeda praktikuoti jogą, skundžiasi, kad skauda riešus. Ir tai yra dėl to, nes yra trūkumas riešų amplitudės ir mobilumo. Tai yra jėgos, ar ne? Tai net ir rankų balansus darant turim skirti dėmesį riešam. Ir pradedant praktikuoti jogą, tai pamažu supuosim ratukais, pajausim, kad svoris skirstosi per visus 5 pirštus. Ir visada, kai praktikuojat, stebėkit, kad nesiremtumėt štai taip pirštais. Nebent būtų toksai pratimas, ar ne, kad būtinai šitos pagalvėlės būtų įremtos. Tai pamažu šildom riešiukus, pajuntam, kaip rankomis griebiam kilimėlį. Ir pasuksim riešus nuo savęs abudu ir pradėsim sviruoti atgal, kad atkiltų šios dalys. Pamažu sviruojam, niekur neskubam, stengiamės išjausti tempimą per tilbį, galbūt per visą delną, galbūt per rankų pirštus. Ir atsisėsim ant kulnų, rankų pirštai į save ir nuleisim kaktą, pabusim taip. Ir klūpsimės 4. Pirmiausia, ką turėtumėm išmokti, tai nusileisti, ar ne? 2 nusileidimo būdai yra, tai abudu juos ir mokinsime šios praktikos metu. Pirmasis yra smakras krūtinė, tai išsirieskime, žvilgsnį kilstelkim į viršų, tai nežiūrėkim į apačią, kilstelkim į viršų ir pečiais pasvirkim į priekį. Pasipraktikuokim, štai taip, pajudam ir vėl atsitempinėję riešai, padėkosit savo riešiukam ir kaip kitas iki pasvyram į priekį, lenkiam rankas prie šonų ir nuleidžiam smakrą, būnam taip ir čia yra smakras krūtinė ir pasvyram į priekį, einam į baby cobra, kaklas ilgas, galim kilstelti rankas ir atsisėdam ant kūnų. Įkvėpimus vyram į priekį, dar kartelį susirečiam, leidžiame smakras krūtinę, svyram į priekį, baby cobra, kilstelim rankas, pasistumėm rankomis, kai stumėmės būtinai, spaudžiam rankas prie šonų ir atsisėdam ant kūnų, sekundėlę pasilsim. Ir dar kartelis per kuprelę svyram, išsiriečiam smakras krūtinę, spaudžiam delnus ir alkūnes prie šonų, svyram į baby cobra, užlaikom čionais ir atsisėdam. Ir pakeliausim į šunį žiūrintį žemyn. Jeigu nežinote, kaip daryti šunio žiūrinčio žemyn, tai pasižiūrėkit saulės pasveikinimo praktiką ir ten detaliau papasakoju. O dabar kojomis pasispiruokliuosim, vieną kulną paguldysim kitą ir šunie stengiamės stumtis tolyn, kad uodega keliautų į viršų. Laikom taip. Visą laiką, visą praktiką stengsimės išlaikyti svorį ant rankų. Tai kaip ir minėjau, jeigu per sunku bus, ilsėkitės tiek, kiek reikia. Ir pradėsim nuo čaturangų. Pradžiai visi darysim nuo kelių, tai svirsim į aukštą planką, nuleisim kelius ir čaturangą atsigulsim, jeigu galim, atsispaudžiam ir grįžtame šunį. Pasidarysim 10 tokių ir kaip ir sakiau, visi pirmiausia darom nuo kelių, svyram aukštas plankas, nuleidžiam kelius, čaturangą, grįžtame šunį 2. Dar kartelį svyram aukštas plankas, keliai ant žemės, atsispaudimas, grįžtam 3, aukštas plankas, atsispaudimas, grįžtam 4 ir nepasiduodam ir 5, aukštas plankas,
Grįžtam 6, dar 4 liko. Tvirtos rankos vidinė. Atsispaudimas. 8. Aukštas plankas, čaturanga. 9. Ir dar kartelis. Ir 10. Atsisėdam ant kulnų, pratempiam nugarytę. Iškvepiam, jeigu kvėpavimas užintensyvėjo ir aš pasisuksiu šonu, kad jūs matytumėt, kas toliau. Rankos į šalis ir pamojuosim taip rankomis, kad šiek tiek atsivertų krūtinė. Tai stengiamės vesti tiek daug rankas atgal, kad jaustumėm mentis susiglaudę. Tai bus labai gerai. Apšilus pečiai. Ir šios treniruotės metu ne tik tai auginsite jėgą, bet ir stengrinsit rankas, nes didelis krūvis, tai yra normalu. Ir klaupiamės vėl 4. Šį kartą išsukam mentes ratuku. Ir lengvai pašiltų visi pečiai. Ir keliaujam į šunį žiūrintį žemyn ir pradėsim nuo šoninių plankų, pasvirsim į priekį, dešinę ranką kilstelim į viršų. Kaip tvirtinti rankas ir presą, tai daryti šoninius plankus, viena iš geriausių asanų. Tupsim, dengsimės veidą, kojas prilenkiam, klubai viršui, ištiesiam rankas, remiamės aukštas plankas, sukamės į kitą pusę, ranka kyla iki ausies, tupiam, dengiamės veidą, ištiesiam ir abi rankos į kilimėlį, keliaujame šunį. Išlaikom čionais 3 ir galim daryti atodusius. Trys iškvėpimai. Ir 3. Su iškvėpimu minkštas strikti į priekį ir rankos per šonus. Pakylam į viršų, rankos prie krūtinės ir paspaudžiam viską į vieną liniją. Kai spaudžiam tai viską į vieną liniją, jaučiam ir krūtinė aktyvuojasi ir pilvo presas aktyvuotas, užlaikom čionais. Ir rankos per šonus. Nusileidžiam. Įkvepiam iki pusės, ilgas stuburas. Ir keliaujam į aukštą planką. Ir dabar pasitreniruosim, kad pasidarytumėm planką nuo dilbių. Tai nuleisim kairę dešinę ir ištiesim. Tik tai 5 tokius. Pradedam nuo kairės. 2, 3, 4, paskutinis. 5. Ir pradedam nuo dešinės. 1, 2, 3, 4, 5, keliaujame šunį ir jau turit jaust kaip ir rankos, šyla ir presas. Šokam į priekį ir atsisėdam. Rankas įremiam į kilimėlį už nugaros, sulenkiam per alkūnes, smakrę pritraukiam ir ilsimės čionais. Ir kuo daugiau įeisim į kuprelį ir pritrauksim smakrę prie kūno, tuo daugiau atsitempinės pečiai. Tai tikslas šiandien patvirtinti rankas, atitempt pečius, atverti krūtinę, kad nebūtumėt susikuprinę. Dar keli iškvėpimai. Ir papurtom rankas, pavedžiojam pečius, keliausim prie kito pratimo, pakilnosim dubenuką. Jeigu jaučiat, kad reikia pasilsėti, tai taip ir darykit, susistabdykit įrašą, jeigu galit, tai keliaujam 10 kartų kilnosim dubenį, kyla dubuo į viršų ir leidžiam. Paguldom uodegą ant žemės, su įkvėpimu kylam, su iškvėpimu leidžiam 2, kylam į viršų, leidžiam 3, kylam į viršų, leidžiam 4, kylam į viršų, leidžiam 5, kylam, leidžiam 6, jau pradeda jaustis per pečius, kylam, leidžiam 7,
kylam, leidžiam 8, kylam, leidžiam 9 ir dar karčiukas, kylam ir leidžiam uodegą, kryžiuojam kojas ir klaupiamės 4. Pasidarysim šiek tiek lengvesnę čaturangos versiją, tai čaturangoj primenu, kad kai darot atsispaudimą standartinį ar ne, rankos taip ir dirba krūtinė. Krūtinė priekinė delta. Kai rankos prie šonų, po krūtinė dirba tricepsas. Tai mes, kai darom čaturangą, treniruojam tricepsą, rankas. Ir šiek tiek pečiai dirba, bet daugiausia rankos, ar ne? Tai būtinai spauskit rankas prie šonų ir tai bus kur kas lengviau. Tai galim dabar pasidaryti kelias čaturangas. Atsiklaupsim dar vis nuo kelių, nes tikrai nėra taip lengva ir sekančių kartų jau galėsim nuo ištiestų daryti. Sviriam priekį, čaturangą ir grįžtam, klaupim 4. Vienas ir pasidarysim 10. Sviriam, čaturangą, grįžtam 2. Čaturangą, grįžtam 3. Svyram, grįžtam 4, 5, 6 ir 7, 8, 9 ir dar karčiukas 10. Ir keliaujame šuniu žiūrinti žemyn. Padarysim 3 atodūsius, kojas plačiai. Įkvepiam su iškvėpimu. Pasilsim ir uodegą stumiam į viršų. Dar 2. Iškvepiam. Ir dar 1. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Dabar rankas galim pavesti šiek tiek siauriau. Ir dešinę ranką pabandykim patraukti atgal. Tai pirmiausia, dešinė keliauja ant pirščiuko. Ir jeigu jaučiam, kad išlaikom viską kairė, dešinė atgal prie kūno arba už nugaros ir viską laikom su kairė ranka. Laikysim 10, 9 ir jaučiat pečiai dirba 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pristatom ranką. Pasistumėm uodegą tolyn į viršų, kojos gali būti prilenktos. Šitą turbūt žinot. Ir su kairė, ar ne, kairė už nugaros. Su dešinė laikom visą svorį. 10, 9 ir stumiamės. 8, 7, 6, 5, 4. Jeigu sunku pirščiukais remamės, turbūt jau 4, 3, 2, 1. Pristatom rankas, nuleidžiam kelius ir prasukam pečius. Pasityrinėjom, kaip jaučiasi rankos. Tai buvo ir statikos, kur auginam jėgą, buvo ir dinamikos atsispaudimai. Mano patarimas būtų toks, jeigu nori tvirtinti rankas, kuo daugiau čaturangų. Kiekvieną dieną, kaip sakau, po 10 padaryti ir jau žinokit, kad jau jos patvirtės. Tai šiandien labai daug čaturangų bus ir dabar keliausim prie šoninių plankų serijos, tą pačią, kur darėm. Jeigu turėsit jėgų, darykim 2 serijas iš eilės. Keliaujame šunį žiūrinti žemyn. Svyram į aukštą planką ir sukam kulnus į kairę pusę, dešinė ranka į viršų prie ausies. Tūpiam, dengiamės veidą, ištiesiam kojas per planką, sukamės į kitą pusę, ranka kyla į viršų, iki ausies, tūpiam, dengiamės veidą, ištiesiam. Aukštas plankas, dar kartelis, dešinė kyla į viršų, tūpiam, dengiamės veidą, ištiesiam prie ausies, aukštas plankas, sukamės į kitą, kairė į viršų ir iki ausies, tūpiam, dengiamės veidą, ištiesiam abi rankos į kilimėlį, aukštas plankas ir leidžiamės per čaturangą į viršų žiūrintis. Nuleidžiam kelius ir įeisim į maldą, pasiilsėsim. Maldoje alkūnė siaurai, ranko pirštai suglausti. Pakeliaujam keliais, kad keliais akmenai būtų į klubus ir ilsimės.
Jeigu jautru, gali trinti ir kaktą, nebūtinai smakrą. Prajauskit, kokiam gylyje jums komfortiška. Nes čia turit jausti iš pažastų, kaip atsiverinėt. Ir nuleidžiam rankas, atsisėdam ant kulnų, praskam pečius, apsikabinam save, pavedam alkūnės tolyn į priekį, įkvepiam, atveriam krūtinę, apsikabinam kitą ranką iš viršaus, pavedam alkūnės į priekį, būnam taip ir galėsim dar kartelį daryti čaturangas. Paskutinis kartas bus čaturangos nuo ištiestų kojų, tačiau jeigu jaučiat, kad per sunku, reikia daryti nuo kelių. Pasirinksit kiekvienas savo gylį ir keliaujam į šunį, žiūrinti žemyn. Ir pradėsim 10, jeigu per sunku, kaip ir sakiau, nedarykim, svyram aukštas plankas, čaturangą atsispaudžiam, grįžtam, galit nuleisti ir kelius, galim čaturangą nuo ištiestų kelius nuleidžiam. Atsispaudžiam, bet stengiamės pilvą laikyti sutemptą. Keliavom aukštas plankas, čaturanga 3 ir 4. Kiek galit nuo ištiestų, pradėkit 5, po to nuo sulenktų 6, nepasiduodam 7 ir 8, dar 2 liko, 9. Ir paskutinis, 10. Minkštas trykti priekį ir atsisėdam. Atsisėdus, rankos vėl į save, dubuo į priekį, ilsimės. Ir kaip gera atverti pečius po tokio krūvio, dar įeisim į žuvį, žuvies asaną, atsigulsim ant nugaros, kilstelsim dubenį, rankų pirštus sunersim, pečius pabrūksim, pastavim, paguldysim uodegą ir tada ištiesim kojas ir alkūnę spaudžiam, o krūtinę kylam. Įremiam galvą, ilsimės čia. Burna tvirta. Ir pabūnam čia. Visą krūvą taip yra komfortiška, žuviai atsitempti, tiek, atverti krūtinę. Ir gulamės. Paskutinis jėgos elementas, tai padedam savo pakilt, rankos iš galo ir darysim, kilstelsim dubenuką, lenksim rankas, dubuo link kulnų, kilstelsim į viršų, tai tricepsas padirbs ir tik 10 tokių. Lenkiam rankas, dubuo į viršų 2, lenkiam, kylam į viršų 3, lenkiam, kylam į viršų 4, lenkiam rankas, sėdam 5, dar 5 liko, nepasiduodam, 6 ir 7 ir 8 ir 9, tikrai sunku, 10. Ir nuleidžiam dubenuką, atsisėdam, kairę ranką užkeičiam, štai taip, apimam su dešine už alkūnės, petis paspaustas į apačią, pratempiam petį, ranką vedam už nugaros, įremiam į juosmenuką, galvą į šoną ir tą patį padarom su dešine užkeičiam, suimam už alkūnės, paspaudžiam petį į apačią. Lengvai tempęs petukas. Ir ranką už nugaros, įremiam į juosmenį, suimam su kairė už galvos, lengvai pratempiam kaklą. Labai svarbu atsitempti ir pečius, ne tik tai po tokio krūvio, tačiau kad jie gerai funkcionuotų. Tai dešinė ranka keliauja į viršų, kairė už nugaros ir suimam rankų pirštus. Aš apsisuksiu ir parodysiu. Taip. Suimam. Pasižiūrim, gal galim daugiau sunert rankų pirštus, o alkūnę keliauja už galvos. Iškvėpuojam čia. Rankos per šonus, kairė iš viršaus, dešinė už nugaros. Suimam rankų pirščiukus ir su galva padedam kairiai rankai pakeliauti atgal.
Iškvėpuojam čia. Puiku. Ir nuleidžiam rankas. Tai ačiū, kad buvot ir tikiuosi, kad labai greitai pajausit, kaip sutvirtėja rankos, kartodama šią treniruotę. Rekomenduoju kiekvieną dieną kartoti ir jau savaitės pabaigoje pajausit, kaip lengvai darosi čia tu ranką. Tai dėkui, kad buvot ir iki kitų susitikimų, kitų praktikų metu.